Tai iš tiesų labai malonu šiandien turėti porą, taip pasakyčiau, čia net nepasakyčiau, taip yra lyderių. Turime šiandien Aurelijų ir Paulių, kurie yra ne tik tai Europos parlamento nariai, bet jie yra savo partijų lyderiai arba vadovai. Aurelijus yra naujasis Valstiečių žaliųjų partijos pirmininkas, o Paulius yra pirmasis pirmininko pavaduotojas, tai antras žmogus partijoje. Tai iš tiesų džiaugiamės jūs turėdami ir džiaugiamės dar ir tuo, kad jūs esate žinomi visuomenėje kaip veidai, kurie atstovautų krikščioniškąją politiką arba krikščioniškas vertybės, nors esate skirtingose partijose, opozicijoje vieni kitiem, bet dėl tam tikrų dalykų stebėtinai gerai sutarėte. Ir norėčiau gal pradėti nuo klausimo, kuris, kaip ir buvo mūsų šios pirmos dalies leitmotyvas, kalbėjom apie du dalykai. Vienas yra bendrasis gėris, politiko orientuota į bendrąjį gėrį. Kita tai, kad vis tik tai gyvename kontekste, kur liberalioji demokratija arba liberalizmas jis iš tiesų užduoda tą politinę darbotvarkę. Tai klausimas būtų, ar visam šitam kontekste apskritai dar yra įmanoma politika, kurios prioritetas būtų bendrasis gėris, o ne tik tai tam tikros grupės, tegul ir krikščioniškos grupės arba vertybinės grupės kažkoks interesų gynimas. Ką galvotumėt? Sveiki visi, su ekscelencijos, kolegos svečiai šios konferencijos. Pirmiausia, tai dėkoju organizatoriam už surengtą tikrai be galo intelektualią, koncentruotą turinių konferenciją, tai yra Laisvos visuomenės institutui ir Salux fondui ir direktoriui Johanesui, kurį visada malonu matyti. Taigi, gerbiami kolegos, aš gal pradėsiu nuo pasiteisinimo šiokio tokio, nes čia turi būti diskusija, tai turi būti karšta, bet jau lik ir pristatėt, kad mes su Aurelijum retai nesutarėm. Tai nežinau, kiek čia išeis to debato. Ir šiaip pasiteisinsiu, kad aš turiu tokią profesinę lygą, tai visada teisinti viską, nes politikai viską kalti, dažniausiai turi atsakovo būkliai būna ir viską priversti visada teisintis. Tai matyt, tai įaugia į kraują ir aš dažniausiai apsišarvuoju optimizmu ir stengiuosi matyti tą stiklinę pusiau pilną, o ne pusiau tuščią. Kitas dalykas, dėl kurio norėčiau pasiteisinti, kad iš tikrųjų pranešimai labai rimti ir labai ačiū, tikrai daug gerų minčių sukėlėt, bet polemizuoti su filosofijos mokslų daktarais, profesoriais tikrai ne mano jėgoms. Aš esu politikas praktikas ir visko išmokęs praktiškai per veiklą ir darbą politikoje, nesu politikos mokslų studijavęs, esu beje fizikas ir čia tiesą sakant prisiminiau vieną mūsų profesoriaus fiziko kvantinės mechanikos dėstytojo tokį pokštą. Jisai mums sakė studentam, sako, mėlėjai, sako, žinot, kas yra kvantinė mechanika? Sako, kvantinė mechanika tai yra juodo katino gaudimas tamsiame kambaryje. O štai, ar žinot, kas yra filosofija? Sako, filosofija yra juodo katino gaudimas tamsiame kambaryje, iš anksto žinant, kad to katino ten nėra. Ir aš beje iki šiandien galvojau, kad čia yra toks pasišaipimas šiek tiek. Bet iš tikrųjų tai visai nepasišaipimas, tai yra įvertinimas, kad filosofų turbūt darbas dar sunkesnis. Ir žemai lenkiu galvą, tikrai visiems labai ačiū. O kalbėti aš norėčiau atsispiriant nuo pavadinimo, tai būtent veikimas ir ne tiek, kad bendrojo gėrio link, kiek bent jau bendresnio. Ir čia norėčiau kalbėti apie du principus. Apie demokratiją ir apie atsakomybę. Apie demokratiją čia buvo labai nemažai kalbėta ir man patiko profesoriaus Alvydo Jokubaičio mintis, kad liberalai bijo demokratijos, nes demokratiškai išrinkti į valdžią neliberalai, aš kaip supratau, jeigu gerai prisimenu, gali tiesiog atmesti tą liberalizmą kaip po tokį. Bet tai tada ir krikščionis turėtų bijo demokratijos, nes krikščionybė gali atmesti tiesiog išrinkti į valdžią ir, man atrodo, daugelis kalbėtojų tą pastebėjo, tokių apraiškų, ar ne? Bet nepaisant to, yra toks principas, vadinkim, subprincipas demokratijos, susitarti dėl to, ko galima susitarti ir nesusitarti dėl to, ko negalima susitarti.
Ar ne? Paprastas principas, kuris turbūt galima taikyti ir partijoje, ir koalicijoje, ir netgi valstybei. Mes susitarėm, dėl ko susitarėm, ir einam į priekį ir paliekam tam tikrus klausimus savieigai, ar kaip čia pasakyti. Nes štai pavyzdys, aš esu iš Europos liaudės partijos, mes vienėm 188 parlamentarus. Iš skirtingų valstybių, iš skirtingų partijų. Jūs manot, kad ten dėl visko galima susitarti? Nieko panašaus. Štai mano kaimynė šalia manęs visada sėdi, pagal pavardės mes panašiai sėdim, reiškia Suomė tokia, Aura sala. Tai dėl gynybos klausimų su ja puikiai sutarėm. Jinai supranta Rusijos grėsmę ir jinai yra labai stipriai proukrainietiška. Dėl ekonominių klausimų sutarėm, bet pavadinkim vertybiniais klausimais. Visiška liberalė. Aš balsuoju kartais ne pagal partijos liniją į vieną pusę, o jinai netgi į kitą pusę balsuoju. Ir viskas, ir mes toj vietoj klausimų viens kitam neturim. Tai geriau yra turbūt judėti būtent taip, negu iš vis nejudėti. Nes man atrodo, po truputį pereinu prie to kito principo atsakomybės, kartais neveikti yra daug blogiau negu veikti. Kartais iššūkiai reikalauja, kad tu judėtum į priekį. Ir pastaruoju metu mes turėjom labai daug iššūkių, tai yra ir covidas, ir migracijos krizė, ir karas tas pats, kuris vis dar tęsiasi. Ir tai yra pagrindinis iššūkis, sakyčiau, šios dienos ir konkurencingumo iššūkis Europoje. Mario Draghi atnešė raportą ir pasakė, mylėjai, mes esam atsilikę ir nuo JAV, ir nuo Kinijos, ir nuo tos pačios Indijos, to pradėsim atsilikti. Ir va čia yra, pabandysiu tokį paaiškinti dalyką, tos atsakomybės, nes atsakomybė, jeigu demokratija yra klausimas, kaip daryti dalykus ir kaip judėti į priekį, tai atsakomybė yra ką daryti. Pripažinti, kas yra šiandien svarbiausia ir daryti tą dalyką. Susitelkti ir sutelkti politinę valią, išspręsti visuomeniai pagrindinės grėsmės ir problemas. Ir jeigu prieš 5 metus ta pati von der Leyen, Europos komisijos prezidentė, ėjo su žalio kurso vėliava aukštai iškelta, tai dabar ta vėliava taip iki pusės turbūt nuleista, ar ne? Nes supratom, kad taip, tai yra iššūkis, bet šiandien yra svarbesnių iššūkių. Iššūkis, kuriuos, jeigu mes nespręsim konkurencingumo, apriboja savo pramonę dėl įvairiais ribojimais aplinkosauginiais, tai mes tiesiog nusibaigsim kaip civilizacija ir mus kažkas suvalgys. Ir mes tada renkiesi, kad nesuvalgytų, tu sprendi šią problemą, va čia ir dabar. Lygiai taip pat kaip ir padėti Ukrainai, tai yra prioritetas numeris 1 ir dėl jo mes sutarėm ir einam į priekį. Taigi, mano gal formulė, kad reikia judėti bendresnio gėrio link, stengti susitarti, sutelkti politinę valią ir turėti politinę valią ir daryti sprendimus yra taip pat be galo svarbu ir kitaip turbūt, tam mes esame išrinkti į tam tikras pareigas, kad atlieptume visuomenės lūkesčius ir kartais netgi pripažintume, kad šiandien klausimai yra svarbesni būtent šie, negu galbūt kur buvo vakar. Ir tada tu pripažįsti, kad štai tas pats žaliasis kursas, kažkam jis yra ideologija. Ir tada galbūt tai ne visai yra gerai. Nes jie tada ir šiandien klykia iš kampų, kad čia mes kitko nežinom. Toks mūsų tikėjimas, tokia ideologija. Ne, man tai yra tiesiog priemonė, tai yra racionalūs dalykai, tai atsakomybė turi būti grįsta racionalumu ir logika, kaip yra iš tikrųjų įvertinimų situacijos. Kad tai nepereitų į tam tikrą ideologizuotą klausimą. Taip turbūt ir kitose srityse. Čia mes Lietuvoje irgi turėjom valdžioje tokią Laisvės partiją, kuri turėjo, sakyčiau, siaurą ideologiją, ir ją visomis išgalėmis stengiasi diegti. Ir net nepaisant to, kad aš nepritariu, nesutarėm tam tikrais klausimais, bet netgi galbūt tai nėra prioritetas, ar ne? O tai užgožia ir primetama visai visuomeniai kaip tam tikras prioritetas. Tai vėlgi aš manau, kad atsakingos politinės jėgos, tos, kuri telkia ir sutelkusi politinę, kuri vairuoja didelį mechanizmą, didelį laivą, vienas iš svarbiausių principų, apart demokratijos, yra atsakomybė, tai yra gebėjimas išvelgti tai, ko šiandien labiausiai reikia. Adekvatumas.
Gal čia sustosiu. Gerai, tai ačiū labai, Pauliau. Aš norėčiau su paties mintimi ir perduoti dabar kamuolį Aurelijui. Ar tas adekvatumas, kurio Paulius taip taikliai, gražiai pasakė, kad galbūt neišeina mums pasiekti bendro gėrio, bet gal galim bendresnio gėrio, bet ar tai nereiškia, kad mes krikščionys politikoje vis tik tai esam tokie plaukikai pasroviui? Kažkada buvo žalias kursas, mes turėjom prie jo derintis, dabar nusileido žalio kurso vėliava, galbūt kažkokie kitokie dalykai. Ar vis tik yra dar kažkokių šansų arba galimybių tą visą politikos kursą bent jau nenukreipti, bet bent pakreipti link labiau tos krikščioniškos pusės, kaip jums atrodo? Ačiū už klausimą ir labą dieną visiems. Tikrai dėkoju už kvietimą. Aš galvoju, kad Vygandai žinot atsakymą, nes jeigu mes netikėtumėm, kad galima, aš galvoju, kad mes čia ne vienas turbūt nesėdėtumėm, nesikalbėtumėm, neieškotumėm kažkokio būdo. Ir turbūt tikim, kad galima ir ieškom vienaip ar kitaip sprendimų. Ir tikrai labai ačiū visiems pranešėjam, nes tie pranešimai yra kaip vanduo. Tai džiūstančiai dirvai, kurie yra Europa. Ir aš daug kartų esu galvojęs, kodėl mums taip nesiseka kai kuriuos dalykus padaryti ir kaip čia taip neišeina mums susikalbėti. Ir panašu, kad mes esam tam tikrą momentą pražiopsoję ir mes nebemokom jau savo vaikų net ir kalbos, kurią mes tikimės, kad jie mus išgirs. Ką aš turiu galvoje, dėl ko mes su Paulium sutarėm, nesvarbu, kokio mes ten grupėm priklausom, mus mokino vienos kalbos. Krikščionybė buvo ta kalba, kuri mums leidžia susikalbėti ir mes panašiai suprantam, mes panašiai matom pasaulį, bet dabar yra užaugusios kelios kartos, kurie apskritai tikėjimą laiko kažkokio atgyvenusių dalykų, filosofijos jie nesimoka. Tai jeigu tu neturi nieko, į ką tu kažkur gali remtis, labai yra sudėtinga dėl kažko tai susitart. Ir aš pasakysiu keletą pavyzdžių, kaip viskas atrodo iš šono, taip žiūrint ir stebint visą šitą situaciją. Tai tikėjimą Dievu yra bandoma pakeisti tikėjimu mokslu, pavyzdžiui. Čia paminėjot labai gerai pandemiją. Aš irgi turiu mokslo laipsnį ir teko pažinti, kas jisai yra. Bet mokslas pats iš savęs, jisai dėl ko gali judėti į priekį, dėl to, kad jis amžinai kažko abejoja, jis kažko ten ieško, kažką tikrina. Jis nėra kažkokia dogma, tikėjimas, mano supratimu, čia savokas yra sumaišytos, sukeistos vietom, supainiotos. Ir kai tu pradedi tikėti kažkuo, kas kitą dieną mokslui pajudėjus į priekį pasikeičia, tu nebeturi nieko stabilaus, nes viskas tada pasidaro labai sąlyginiais dalykais, pavirsta kažkokiu reliatyviais reikalais. Ir tas tikėjimas, sakykime, mokslu, man visą laiką tokia yra aliuzija į sovietmetį. Juk tai jau buvo patirta, juk mes esam šitą patyrę, bet mes savo vaikam to nesugebėjom papasakot. Nesugebėjom kažkokiu būdu galvodami, kad tą, ką žinom mes, ką mes esam patyrę kaip žmonės, kad jie savaime tą patį supras. Ir taip nebuvo. Jie šitų dalykų jau nežino, jie juos gal žino iš knygų, bet tas nelabai jau limpa. Dar daugiau kažkokiu būdu pražiopsojom progą paaiškinti, būtent kalbant apie tą bendrąjį gėrį, kad bendrąjį gėrį kuria visi. Visi jį turi kurti. Ir ta dabartinė net ir geopolitinė situacija, demografinė situacija yra puikiai iliustracija to, kad kažkaip visi įsivaizduoja, kad viską turės padaryti kiti. NATO garantas yra Jungtinės Amerikos valstijos. Mes galim pasėdėti šonį ir pažiūrėti, kaip jos padarys už mus darbą. Demografija yra kažkieno kito, gal ten kokių rytų valstybių, nežinau, iš kur mes ten ką nors planavom vežtis, bet ne mūsų, nes mes pasėdėsim, pažiūrėsim, gal ten kažką integruosim, o gal ir ne, jeigu labai tingėsim. Tai viskas yra kažkokiu būdu išversta į tai, kad tą
bendrai gėrį turi kurti kažkas kitas, o aš tik tai naudosios to bendrojo gėrio vaisiais. Ir kaip dabar visą šitą apverst aukštinkojom, labai jau sudėtinga ir tas labai skausmingai vyksta ir pradėti turbūt reikėtų netgi nuo žodyno ir nuo daiktų vadinimo tikrais vardais. Nes netgi liberalizmas, čia labai geri buvo iš tiesų pranešimai, tas liberalizmas mūsų sąmoniai, kas tai yra, kad tu gali ten pats spręsti, pats viską daryti, bet liberalai yra toks paradoksas, jie yra mažiausiai liberalūs. Jie yra labiausiai nekenčiantis tų žmonių, kurie turi kažkokią kitą nuomonę, jie labiausiai jos riboja, negali pakęsti parlamente. Nežinau, Pauliau, ar tu kur nors gavai tokį žodyną, aš ne, bet aš iš pasisakymo pirmininkaujančių suprantu, kad yra žodžiai, kurių negalima naudoti Europos parlamente. Ir aš girdžiu iš pirmininkaujančių, kurie ten būna pasisakymai kažko, visaip jos ten gali vertinti. Bet iš tų, kurie buvo tildomi ir kuriem būdavo pasakoma, kad šitaip čia kalbėti yra negalima, aš ne vienam iš jų negirdėjau nieko tokio, kas mane kažkaip kaip žmogų neramintų, nebuvo ten raginimų nei su kažkuo susidorot, nei į kažkokią asmenį nukreiptų dalykų, atvirkščiai tai buvo tokie bendražmogiški reikalai ir būdavo pasakoma, kad šitaip kalbėti čia yra negalima. Ir jeigu jūs šitaip kalbėsit, jūsų lauks pasekmes. Tai mes, kaip krikščionis, aš galvoju, kad pirmas mūsų žingsnis visgi yra kalbėti. Ta, ką šiandien čia daro pranešėjai, tai yra kalbėjimas. Gal klausytojai yra mažai, gal yra imtuvas nelabai sureguliuotas priimti kažką, kas čia yra sakoma, bet aš nematau jokio kito būdo. Nes mes tikrai įtikėjom kažkokią baimę, tikrai, aš galiu apie save šnekėti, aš negaliu apie kitus pasakyti, bet aš tikrai buvau pasiekęs tokį momentą, kada realiai jau buvau pradėjęs bijoti sakyti tą, ką aš galvoju. Nes visa ta kultūra, kuri čia pas mus buvo, ta vadinama populiariai cancel kultūra, jinai yra galingas dalykas, nes mes kaip žmonės esam iš tikrųjų sukurti vengti skausmo, vengti ir psichologinio taip pat skausmo, susidorojimo, išmetimo, išvarimo iš visuomenės. Baisu yra, jeigu tu liktum vienas, tave išvarytų iš tavo kaimo, paliktų tave, taip senoviai būdavo pasmerkimas pats baisiausias, nenužudimas būdavo baisiausias, kai tave išvaro ir tu vienas nieko nebegali padaryti. Aurelijau, palėtėt tą kalbos klausimą ir iš tiesų mūsų laikų turbūt vienas iš ženklų yra tai, kad prigyvenam tokiu laiku, kai valstybė pradeda reguliuoti, ką tu gali sakyti, ko negali sakyti. Bet man atrodo, kad čia auditorijai galėtų būti įdomu, kaip matosi procesai iš jūsų Briuselio varpinės. Dabar juk vis tik tai gyvenam tokiu laikmečiu, kaip sako, neduok Dieve gyventi įdomiais laikais. Aš neatsimenu įdomesnių laikų arba beveik neatsimenu. Ir iš tiesų, iki šiol atrodė, kai kurie dalykai čia tik tai laiko klausimas. Eina progresyvizmas, yra kairoliškumas, liberalizmas ir staiga įvyksta toks branduolinis beveik kaip sprogimas. Kaip dabar atrodo, ar dar tos ideologijos dar turi parako, ar jau, kaip pasakyti, bandoma persėsti ant kitų vėžių? Kaip matot? Tai vėlgi, kurias jūs čia tas ideologijas turite minty, bet man atrodo, kultūrinių karų, aš bijau suklysti, vėlgi, aš taip teoriškai nestudijuoju, nestebiu kažkokių analizių specialių, bet taip iš akies, žiūrint, kas vyksta Europos parlamente, Europos komisijoje, šiandien nėra tiek, bent jau Europos scenoje, aš to nematau, aš nematau klausimų, kad jie tai būtų kaip pagrindinis topikas svarstomi, ar plenariniai saliai, ar kažkur kitur, aš to nematau. Du žodžiai, kurie šiandien yra ES pagrindiniai, tai yra gynyba ir konkurencingumas, absoliučiai be jokios konkurencijos. Ir visi yra surėmę pečius dabar išspręsti tai, kaip mums visiems nenugarmėti, kaip civilizacijai kažkur dugnan. Tai tą aš jau sakiau, ir
ir Draghi raportas, ir Ninisto raportas, ir Lėtas raportas, ir visi jie rodo pirštų į silpnasias mūsų vietas ir tai yra tikrai didelis grėsmės įvardintos. Ir dabar patvirtinta naujoji Europos komisija, jiem kiekvienam per klausimus, man pačiam teko nemažai tų klausimų sudalyvauti, buvo dvi temos, kaip jūs grąžinsit konkurencingumą ir kaip jūs mažinsite biurokratinę naštą. Nes ES irgi suprato, kad mes esam per daug užsireguliavę, verslas dūsta, pramonė dūsta ir reikia tos varžtus atlaisvinti. Tai yra suvokta, kad padarėm klaidų. Tai vėlgi, man gražus procesas. Tai yra tarsi tokia pripažinimas, kad nuėjom ne tais keliais. O apie vertybinius klausimus, tai ar pripažįstama, kad nuėjom ne tais keliais, taip nepasakyčiau, bet galbūt dėl to, kad apie juos nėra dabar, tas diskursas yra šiek tiek kitur. Tai toks dalykas. Apie tą žodžio laisvę, galbūt aš irgi tokią repliką Aurelijui, taip aš labai nepastebėjau, kad būtų tildomi dėl savo požiūrio, bet dėl formos. Ir Europos parlamente aš nustebau, kad yra tokių, nežinau net kokį čia žodį pavartot, garsių galbūt kolegų, garsiai šaukiančių kolegų, ta prasme garsių, kad net ir nacionaliniuose parlamentuose reiktų paieškoti. Ir juos kartais reikia tramdyti tiesioginę to žodžio prasme. Tai aš manau dėl formos man atrodo, jūs importavote iš mūsų nacionalinio. Tai aš sakyčiau, kad mūsų nacionaliniai tikrai nėra ten topę tų, kurie pasirodo ir kuriuos reikia su tvarkdariais išvesti, bet iš tikrųjų tai, ką sako Aurelijus, aš su tuo nesusiduriu, kad dėl požiūrio būtų kur nors prašoma jau nutraukti kalbą, bet dėl formos taip yra, dėl formos taip. Čia Paulius paminėjo apie tai, kad iš tikrųjų, tu gali būti tokiu, kairiuoju, progresyviuoju liberalų, tol, kol tavęs neprispaudžia išgyvenimo iššūkiai. Kai pradeda kalba eiti apie tai, kad mums dabar reikia čia išgyventi, tai nuleidi visą žalias vėliavas. Bet jeigu žiūrint taip rimtai ir giliau, tai ne vienas, ne tik mąstytojai, visuomenininkai, politikai kalba apie tai, kad iš tikrųjų mūsų Europos gyvybingumo šaknis, kodėl mes esame Europą ir esame gyvi, tai yra krikščionybė. Aurelijau, ar čia nėra šių laikų tokia sumaištis ir taip toliau šansas vėl iš naujo atrasti tą mūsų gyvybingumo šaltinį? Ar toks optimizmas būtų pagrįstas nors kiek? Aš manau, kad yra, nes Europa tam tikrą prasme dabar paniro į tokį, sakykime, gal pasimetimą ir gal čia per skambus žodis būtų sakyti chaosas, bet tam tikrą prasme tai yra toks chaosas, kada žmonėms subirėjo tas, kas jie įsivaizdavo, kad bus amžinai ir pasikeitė labai labai greitai. Ir kas yra labai įdomu stebėti, čia gaila, kad Paulius nematė tų pavyzdžių, čia aš ne apie tuos šneku, kurie tikrai peržengia tam tikras ribas, jeigu per holokausto aukų paminėjimą kažkas atsistojęs pradeda rėkauti, tai čia yra nebe apie žodžio laisvę, tai yra huliganizmas tiesiog ir žmonės, čia ne politinių pažiūrų yra klausimas, aš ne apie šito šneku, aš šneku apie kitus pavyzdžius, kurie tikrai buvo labai korektiški ir žiūrint į visą tą kalbėjimą, vėlgi aš čia tą pavyzdį su Jungtinėm Amerikos valstijom pasakysiu. Kodėl dabar taip sudėtinga Europai susigaudyti, kaip čia reikia elgtis ir ką čia reikia daryti, nes visigi buvo išmokę, kad jeigu įsišoka koks nors veikėjas, politikas ir ką nors pasako ne taip, kaip yra bendroji srovė įprasta, jisai būdavo iškart sunaikinamas, sutripiamas, išmetamas iš žiniasklaidos, paskelbiamas už politinio diskurso ribų. Ir dabar naujasis prezidentas Jungtinių Amerikos valstijų ir jo aplinka nekreipia dėmesio į tai, ką čia kažkas kažkur nori apie jį pasakyti ir nori nucancel. Tai reiškia, nebeliko jokio mechanizmo, kuris galėtų veikti, kai buvo įprastom sąlygom. Ir tas aš sutinku su jumis, su jūsų klausimu, ar tai galėtų būti mums galimybė. Taip, aš manau, kad tai galėtų būti galimybė žmonėm, kurie galbūt anksčiau nedrįstavo
imti ir pradėti šnekėti. Aš tikrai ne apie Ukrainos klausimus šneku, aš šneku apie tam tikrus kitus mūsų pačių išgyvenimo klausimus, apie demografiją, apie gyvybės apsaugą, apie požiūrį į šeimą ir kitus dalykus, kuriuos rėžia tiesiai į akis. Vat apie žodžio laisvę, apie jo suvaržymus ir panašiai. Tai yra šansas, klausimas, ar žmonės pajus tą šansą, ar pradės kalbėti ir ar pradės naudotis, o dabar ar yra dar to garo, ar parako ten, vat, anai pusiai, sudrėkęs labai tas parakas. Jėgų balansas dar nėra labai aiškus, bet jis tikrai yra pasisukęs. Kai tu susiduri su egzistenciniais tam tikrais klausimais, žmonėsgi labai greit parodo, kaip greit gali nukristi iki tų bazinių poreikių, ar ne? Ir labai rūpi, kiek ploto turi višta iki to momento, kol tu pabūni 2 dienas nevalgęs. Ir staiga tau plotas, kurio jinai padės kiaušinį, pasidaro nežinau kelinto lygio klausimas. Jisai gal ir būtų svarbus, bet nebe dabar. Ir taip ten vis dar yra kalbama apie narvus. Taip ten vis dar yra kalbama ne apie alyvogių spalvos geležį, o apie žalėją geležį. Vis dar. Bet tos kalbas jos, tokios, man atrodo, jau truputį beviltiškos, nes nebelimpa jos niekam, nes dalis visuomenės jau leidžiasi ant žemės ir pradeda suprasti, ką reiškia išgyvenimas. Man labai gaila, kad dar daug klausimų nedaina iki galvos. Demografija ta pati, kuri bus mums labai baisi rykštė, iš tikrųjų, kaip visuomenė tai išgyvens, aš nežinau, man baisu yra pagalvoti, kaip reikės visą tą duobę išgyventi ir ką mes su tuo darysim. Nelabai dar tai daina, bet bent jau apie tai dabar galima kalbėti ir niekas nebesako, kad, bent jau man niekas nepasakė, kad tu čia nori priversti moteris gimdyti ar panašiai, ar kaip tu drįsti kalbėti, Lietuvoje čia mes šitą konferenciją, čia atsirado veikėjų, kurie labai gerai, aš manau, pareklamavo, pasakydami, kad čia susijęs, suprask, dėdai ir pašnekės, kaip turi suktis pasaulis. Tai nebėra tų tokių keistų replikų, žmonės gal ir neįsisąmonė, bet bent jau dabar galima apie tai pradėti šnekėti. Aš galvoju, kad tai yra visai nebloga pradžia. Aš norėčiau irgi replikuoti, šiek tiek papildyti, jeigu galima, nes visiškai pritariu ir tam faktui, kad demografija turbūt bus, jau yra po truputį suvokiamas kaip tas mega problema, mega iššūkis, su kuriuo vis tik tai ES turės spręsti, turės tvarkytis ir čia jau kiti klausimai tada gali eiti į šoną. Ir čia visiškai sutinku su Vygantu, kad krikščionybė turbūt gali būti prisiminta tada šitoj vietoj, nes rodo, o kur mano pozityvas vėl, čia ir optimizmas, kad vis tik tai Europa yra supurtyta. Čia aš ne kad chaosas Europai, bet Europa yra supurtyta ir aš pastebėjau, bent jau man patinka tai stebėti, kad sugeba pripažinti klaidas ir daryti išvadas. Ir iš tikrųjų tie leftistiniai radikalai ar panašiai, jų tas balsas į dangų nebeina. Ir kitas pastebėjimas, kad negali tapti tas žalėsis kursas tiesiog fanatikai tapo, ne jo, ir negali iš dalyko padaryti fanatizmo, nes tada nieko gero nebus. Tu turi visą laiką blaiviai žiūrėti situaciją, racionaliai. Ir žmogaus teisų negali padaryti fanatizmo, reiškia. Kaip ir kitas pavyzdys, kur padarytos išvados, yra beje su migracija. Jeigu SDU dokumentuose savo aiškiai įrašė apie fizinius barjerus, galimybė, tai jau yra lūžis. Tai yra šis tas, suvokimas, kad nekontroliuojamas procesas negali taip tęstis. Tai vadinasi, yra prošvaiščių, kad išvados yra daromos. Na kągi, kai prasideda pati įdomiausia dalis, paprastai reikia ir baigti. Tai
iš tiesų jau, kadangi ir matau iš galo mūsų griežtieji laiko sergėtojai siunčia ženklus, tai aš noriu mūsų visų vardu labai Jums padėkoti gerbiamam Aurelijui Verygai ir Pauliui Saudargui, abu yra mokslų daktarai, abu yra daug žadantis politiniai lyderiai ir mes Jūs dedame daug vilčių ir tikimės, kad laukia ateityje gražus ir prasmingi pokyčiai Europos ir Lietuvos gyvenime. Ačiū Jums. Ačiū labai. Ačiū.